Čia Salos radijas, tiesiogiai iš Kupiškio miesto šventės. Bet jau visai netrukus kviesiu į studiją čia prie mūsų trečiojo mikrofono Marių Skrupskį ir su juo pasišnekėsim įdomiomis temomis. Jau galim tada Marių mes kviesti pas save į šitą interviu krėslą. Prašau. Nuostabu, Marių. Kas per žmogus yra Marius Skrupskis? Kas per žmogus yra Marius Skrupskis? Visi turbūt geriausiai žino kaip gatvės menininką Marių Skrupskį. Manau, kad Tai taip galima ir pristatyti, o šiaip yra kūrybiškas, nuoširdus ir paprastas žmogus. Tiek. labai puikus apibūdinimas. Dar, man atrodo... Kuriam rūpi Kupiškis. Taip. Man atrodo, iš Pauliaus buvo apibūdinimas grafitioras. Grafitioras teisingai visiškai. Gal ne tas tradicinis grafitioras, kur eina vandalint naktim kažko. Va, apie tai turėsim klausimą interviu. Bet tą kultūrą išmanantis. Tapantis legalioj meno sienoje. Tai pradėsim turbūt nuo praeities, aptarsim dabartį ir lėksim link ateities. Koks Kupiškis buvo, kai buvai paauglė? Gal aš tada tiek ir nežiūrėjau į Kupiškį plačiai, kiek dabar žiūriu. Tai tada atrodė tiesiog namai, mokykla, kiemas. Iš to aspekto, tai pažiūrėjus Kupiškį, tai jis buvo labai panašus, kas yra ir dabar. Aš manau, ir dabar vaikai labai panašiai žiūri į Kupiškį. Tai yra namai, mokykla, kiemas ir dar prisideda telefono ekranas. Taip, va šitas va paskutinis labai dabar didelę laiko dalį atima. Bet ir aš labai dažnai matau, kad būriai vaikų tiesiog vis dar renkasi žaidimų aikštelėse, pavyzdžiui, ar tiesiog kieme. Tai smagu, kad ne vien turbūt prie telefonų tas laikas išleistas yra. Kaip Kupiškis galėtų ateityje atrodyti mūsų? Pavyzdžiui, imkim po 20 metų. Labai įvairiai galėtų atrodyti ateityje Kupiškis. Labai daug turim tuščių sienų, kurias galim gražiai išpiešti. Čia iš mano, aišku, iš mano sferos, iš mano parapijos. Bet tiesiog, kuo daugiau iniciatyvių žmonių, kuo daugiau kažkokių iniciatyvų, savanorysčių, veiklų, tuo daugiau ir ateityje kažkokių pokyčių. Mes savo laiku ten turėjom savo kažkokį centriuką, šamano menų centras vadinosi, dar kažkokias veiklas darėm, užsiėmimus. Ir jaučiasi dabar tie jaunuoliai, kurie dalyvavo, kažką veikia įdomesnio gyvenime, ne tik kažkokiam fabrike dirba. Tai vat, kuo daugiau tokių veiklų įdomesnių, užsiėmimų, tuo daugiau atsiranda galimybių tiem patiem kupiškėnam, tiem patiem žmonėm. Tai vat, įsivaizduočiau, kad gal labiau susijungusi ir sustiprėjusi bendruomenė ta galėtų tokia būti, ar ne? Mariau, noriu paklausti, tu gal esi jau nusižiūrėjęs, ant kurių sienų norėtum piešti? Aš turiu visą sąrašą. Visas sąrašas buvo pateiktas savivaldybės sienų. Aš tik laukiu, kada jie duos... Ir sienos, ir jau turinys, ne? Kas ant jų turėtų būti? Eskizų kol kas tikslių nėra, bet yra sienos, kurias galima puošti. Kupiškių, taip kaip valdo Kukulo Vakatinas, ne? Tai kažkas vis tiek iš tos... Piešinys. Mums svarbu būtų. Jo, tai piešinys, aišku, yra faina, kai ir su vietos kontekstu, ar tai su mikrorajono susijęs, ar kad ir su to kažkokio daugiabučio gyventojais. Ne, aš biški, mažesnių biški dabar, ar ne? Sovietinė istorija. Bet gali būti ir bendrai kažkokiam bendrom plačiom temom. Toks, kuris tiesiog pakilėja nuotaiką piešinys. Ar atsiras senoviniam Kupiškėnų vestuvėm siena? Tavo piešta. Galėtų, čia viskas priklauso nuo turbūt kultūros centro ir savivaldybės, būtų įmanoma kažką sukurti. Kažką, kad velktų ir senovę, bet ir modernių stilium pateikta būtų. Ėjimų į priekį, ne? Taip, ėjimų į priekį, taip. Nu, va tas puiku. Galim pafantazuoti, ant kurios sienos labiausiai tiktų nupiešti Kupiškėnų vestuvių kažkokį tai piešinį. Kadangi Kupiškėnų vestuvės apie patį miestą taip stipriai ir mūsų kultūrą, tai reikėtų kažkur centre turbūt ieškoti sienos, joms aš manau. Jo, nes ten, kur buvo vaidinamos jos, toj bibliotekos salėje, sakykim, ten jau kažkaip kitom prasme, jau kitaip įprasminta ten tas pastatas ir taip išskirtinis mūsų. Bet vat atrasti dar, kur visa tai vyko. Nu va, puikiai gerai. Mūsų eteryje skraido vėl šitą musę, vėl mes 4. Musės radijas. Mes vėl esam 4, yra
Nojus, Vita, Marius ir Musė. Tai labai gražiai mes čia įėjome tą praeitį ir ateitį, bet galbūt plačiau apie tą veiklą dabar. Kaip prasidėjo Mariaus grafiti karjera? Čia yra labai konkreti istorija, labai paprastas pasakojimas. Tai kažkada dar visiškai paauglys būdamas, 14-13 gal metų, nežinau, pamačiau per Discovery kanalą, kaip yra piešiami motociklai, automobiliai su aerografijos technika. O aerografas tai yra toks mažytis purkštuvas, kur gali su tuo purkštuvu išpurkšti dažus taip planai, tarsi parašytum parkeriu. Taip, tai pamačiau aš tą įrankį, pamačiau kokius piešinius kūrė su tuo įrankiu žmonės, sužavėjo labai mane tas menas, bet kadangi aš tada neturėjau nei kompiuterio, nei interneto, nei jokių galimybių susisiekti su platesnė civilizacija, tai ieškojau, kas yra artimiausia tam, ir tam artimiausia buvo purškiami aerozoliniai dažai, tai nusipirkau aš tokių dažų, susiradau apleistų vietų, kur nieks nevyksta, nenaudojami pastatai ir ten praktikavausi gan ilgai, metus su pusę, gal 2, kol kažkas pradėjo pavykti. Čia Kupišky praktikavai? Taip, taip, kai kurie iš tų pastatų dabar yra jau privatus, ten kažkas įsirengia, ar tai auto remonto dirbtuvės, ar tai ūkininkai perpirko kaip garažą. Tai dauguma tų piešinių, kiek žinau, yra neuždažyti ir palikti tose pastatuose, nes jau buvo pakankamai geri. Geras. Tai net pas ūkininkus ar kokiam autoservise galima rasti Mariaus piešinių. Tik jie tikriausiai nežino, kad ten yra Mariaus piešinių. Aš galiu paklausti Mariaus, man labai rūpi. Pačiai atsinaujinti ir priminti, galbūt ne visi ir žino. O čia tavo yra pomėgis ar ir jau kažkokie profesijos? Tai aš dabar tai dirbu kaip profesionalus sienų menininkas, dailininkas, tai taip, tai kaip ir profesija. Tai mes čia sakom tiem, kurie galbūt nežino, taip, ir kad patirtų, ką mes Kupišky turim. Kokią jėgą. Prasidėjo nuo pomėgio, tapo profesija. Darbai, turbūt viena iš įdomių veiklų iš pasakojimų teko girdėti, kad buvai ugnies žonglierius. Taip. Tai ką tau kaip asmenybei davė tas ugnies žonglierių užsiėmimas? Kadangi čia tokia jaunimo centro, paauglystės daugiau buvo laikai, tai ir kadangi aš būriau tarsi tą komandą, vienas iš tų iniciatorių buvau, tai davė tokios patirties, kaip dirbti komandoje, kaip dirbti su komanda. Aišku, visokios koordinacijos ir fizinio pasirengimo, ko labai daug įgauni žongliruodamas, tai irgi fainas dalykas. Na, aš manau, ten nemažai ir jėgos reikia tuos žonglierius išsukti. Taip, jeigu ilgesnis pasirodymas, tai prireikia ir ištvermės. Man tai irgi labai, kai kam gal net ir nepasakytum, kad sakysim, ugnis ir piešimas, bet tai irgi yra abu labai meniniai dalykai, kūrybiniai. Taip, ugnies šou viena dalis tai yra tiesiog ta fizinė ir ugnis ar ne, o kita dalis tai lygiai toks pat šokio pastatymas, muzika, šokis, visą tą suderinti. Ir mes labai dėkingi, kad puošdavot mūsų renginius. Taip, faina. Tai va, iš tiesų labai įspūdinga matyti ugnies žonglierių pasirodymus. Stebiuosi aš tokiais žmonėm. Vedėjai ar vedinė užsiėmimus jaunimai, kokie tai buvo užsiėmimai? Anksčiau vesdavau piešimo užsiėmimus, galbūt mes juos atnaujinsime, laukit žinių Kupiškėnai, stebėkit informaciją. O šiuo metu tai būna, kad workshopus kažkokius vedu, pasikviečia į vairius miestus, ar tai renginys, ar tai kažkokie projektai ir dabar nesenai savaitės pradžioje vedžiau 2 dienų dirbtuves jaunuoliams su klausos sutrikimais. Tai irgi labai įdomi patirtis, jau kelintus metus iš eilės aš tai dariau. Ten būna aišku vertėjai, kurie padeda susišnekėti, kur reikia. Ir irgi, kadangi dalis tų jaunuolių jau 3 metus iš eilės lanko, tai labai smagu yra matyti progresą. Kaip išmoksta visas technikas, kaip pradeda viską savarankiškai jie daryti. Tai smagu girdėti. Tokie apie veiklos klausimai tokie, o aš labai dar norėjau besiruošdama šitiem interviu paklausti vieno klausimo. Jisai turbūt labai populiarus yra apskritai
tarkim, jaunuolių grafiti belekur ant bet kokios sienos? Menas ar nusikaltimas? Nusikaltimas. Vandalizmas. Aš turiu labai paprastą kategorizavimą ir atsakymą čia. Kas yra legalu, tas yra legalu ir tai yra menas, kas yra nelegalu, tas yra grafiti ir yra vandalizmas. Bet tokį atsakymą turiu tiesiog dėl to, kad grafiti kultūra, kaip pati kultūra, yra labai platus ir sudėtingas reiškinys. Ir tiesiog ją tiksliai išaiškinti ir papasakoti paprastam žmogui, kuris su tuo nesusiduria, yra gan sudėtinga. Ir dėl to mes turim ir medijoje daug visokių nesusipratimų ir žmonės tiesiog turi susidarę ne visai teisingus įspūdžius, kas yra kas. Tai šiuo atveju paprasčiausias būdas paaiškinti yra tai, kas legalu yra legalu, o kas jau nelegalu yra nelegalu. O dar va grįžtant prie to, menas ar vandalizmas, yra tave kas nors vandalų pavadinę už kokius nors grafiti? Kadangi aš į tą tikrojo grafiti sritį pusę labai mažai esu tik tai kėlęs koją, tai man taip nepapuolė. Nuo policijos bėgti yra tekę. Policija turbūt nežino, kad tai buvo aš. Bet... Šitos istorijos jaučiu negalim išgirsti. Taip. Daugiau detalių negalim atskleisti. Nes gal policija žiūri. Jau tikriausiai yra. Kokių 20 metų jau senaties Tai jau tikrai senaties terminas yra, bet... Tai aš, kadangi mažiau tame reikale sukausi, mažiau... Man buvo visada įdomiau nupiešti kokybišką piešinį. Kokybišką, gražų, užbaigtą piešinį. O kai tu eini naktį kažkur daryti tų piešinių nelegaliai, tai automatiškai yra savotiškas stresas, skubėjimas, taip pat yra tamsa, visos sąlygos, kurios yra tarsi prieš piešinio kokybiškumą ar ne, prieš užbaigtumą. Dėl to ten išsivysto kiti principai. Grafiti menininkai šlifuoja tiesiog savo stilių, savo raidės, kad jie faktiškai atmintinai galėtų viską išpiešti ir jiem netrukdytų ten nei greitis, nei oro sąlygos, nei tamsa. Net tamsoj galėtų taip, kad galėtų net tamsoj nupiešti. Tai tavęs nėra pavadinę vandalų, o tu esi ką nors vandalų pavadinęs? Už tuos, sakykime, belia kokius grafiti. Aš vandalų tai nesu pavadinęs, bet aš kartais stebiu, kas vyksta gatvėje, ypač kaip studijų metais Klaipėdoje labai daug stebėjau to gatvės meno grafiti ir yra tikrai keletas skirtingų lygių, matosi jau šiek tiek patyrusiai akiai, matosi, kas su patirtim piešia, o kas piešia tik pradedantis ar iš viso net nesistengiantis ar ne kažką nupiešti. Tai vienus tagus ar grafičius tu gali pavadinti faktiškai kaligrafija, kaip meno kūriniu, nors jie ir yra nelegaliai padaryti, ką mes vis tiek laikytume vandalizmu, bet iš meno pusės, iš meno išraiškos, jie yra labai kokybiški ir ten daug ko galima išvelgti, o kiti būna tai tiesiog pakevarzomi, papetskeliojimai, kur galbūt tiesiog 10-11 metų kažkoks vaikas išbandė, kas tai yra grafiti. O tavo studijos buvo Dailės akademijoje? Taip, aš studijau Dailės akademijoje, Klaipėdos padaliniai. Ai, Klaipėdos. Tai va, mes čia dabar darysim nuotrauką, nes mano irgi Klaipėdos studijų miestas. Tai turbūt dėl to su dailė ir buvo sieta dėl to, nes tas grafiti yra tavo gyvenimas, galima sakyti. Ne grafiti, bet toks menas. Taip, aš tuo metu, kai stojau, tai dar šiek tiek dvejojau. Žinau, kad noriu kažką su menu veikti tikrai gyvenime, bet ką tiksliai dar nežinojau ir pats sienų piešimas dar tik po truputį pas mane įsivažinėjo. Bet jau po studijų baigimo tai gan aiškiai mačiau tą kryptį. Nesigaili, kad tokias studijas pasirinkai? Būna momentų, kada apsvarstau, gal reikėjo kažką kitą, bet bendram kontekste tai ne, nesigaili. Koks galėtų būti tavo palinkėjimas ateičiai Kupiškio? Kažkoks palinkėjimas į ateitį? Yra palinkėjimas, kurį jau kažkada esu sakęs, tai tiesiog daugiau drąsos ir iniciatyvos, nepatingėti, atrodo, kam čia reikia kartais daryti kažkokias iniciatyvas ir renginius, bet vienas dalykas, tas iniciatyvas ir renginius darydamas, tu pats užsikrauni energijos, kitas dalykas, tu įneši didžiulį indėlį į bendruomenę. Tai vat linkiu tos drąsos ir ugnies kupiškėnam kažką tiesiog daryti dėl kitų. Geras palinkėjimas. Tai mes fantazavom su Vita ir Augustė prieš tai, o dabar panašus klausimas ir tau. Jei tu turėtum neribotą biudžetą kažkokiai idėjai, galbūt su jaunimu susijusiai, kas tai galėtų būti?
Mes su Vita čia šnekėjom, kad kažkokią didelę areną koncertam kokiem įrengti. Mes kažkada svajojom, kad Kupiškio koncepcija galėtų būti kaip freelancerių tokia sostinė miestas, kur freelanceriai, kadangi jie dirba per atstumą dažniausia, tai galėtų jie čia drąsiai visi sutūpti ir darbuotis. Jaunimui tai aišku, galėtų būti įvairios dirbtuvės, kažkokios vietos išbandyti. Man atrodo, mokykloje labai trūksta jaunimui to hands-on su rankomis visokių įgūdžių, nežinau, išardyti kokį variklį seną tiesiog pamėginti, sumūryti sieną ar dar kažką. Ta prasme, tų dalykų, kuriuos tarsi moko profesinės mokyklos, bet juos patirti tai būtų galima jau šiek tiek anksčiau, daug lengviau būtų krypti, išsigryninti, kur eiti. Aš dabar tokį, gal sutiksi su mano fantazija, nusipirk kokį nors Kupiškio pastatą, prisipirk daug dažų ir jį visą išpaišyti. Taip. Norėtum? Jeigu yra daug dažų ir galima išpaišyti, tai aš visada esu už. Kokį, Čia nereikia fantazuoti, aš visada užžinau. Iš to neriboto biudžeto, ką, nusiperkam kokį savivaldybės pastatą ir daug dažų. Kad visos pastato spalvos pasikeis. Iš tikrųjų, gatvės meno tas vien piešinių dydis daro didžiulį įspūdį ir su neribotu biudžetu galima būtų galvoti jau netgi apie kažkokį rekordinio piešinio kūrimą. Gineso rekordas. Taip. Gal Gineso aš nesu pasidomėjęs, bet Lietuvos didžiausią tikrai galėtume paimti. O gal žinai, koks yra? Dabartinis Lietuvos didžiausias piešinys yra ant bitės, pastato bitės biuro Vilniuje, man atrodo. Geras. O šiaip tavo, aš keletą žinau, tavo reiškia, krypties meistrų. Tarkim, Andrius Jaselska, gal teko bendrauti, matyti kelmė išpiešta labai stipriai, menininkas jo. O Varėno yra Čiurlionio paveikslai, žodžiu jo. Ar tu turi savo favoritą šitos srities? Favorito gal nebeturiu, nes kuo daugiau mokaisi šitos srities, tuo daugiau atsiveria akiratis ir tuo daugiau susipažįsti su įvairių menininkų ir pradedi juos visus vertinti kaip savitus, originalius ar ne. Yra aišku keletas, kurie stipriausiai, sakykime, kurios stipriausiais laikai menininkus ir toliau jau atsiveria akiratis ir į užsienį, o užsienį ten begalės menininkų, begalės. Kartais atrodo, kada juos ir pasivysi. Aš labai laukiau tavo tokio panašaus atsakymo, ačiū. Tai turbūt užbaigsim palinkėjimu, kad gal ir tau prisivytuos vytis užsienio menininkus dar labiau, dar daugiau gražių piešinių, gražint miestą ir puošti savo piešiniais. Ačiū. Neprarasti tos meilės Kupiškiui. Ir va tas Kupiškėnų vestuvės nupiešti. Būtinai, vestuvės būtinai nupiešim. Smagus pokalbis labai mūsų, su labai smagiu žmogum, tai ačiū tau. Ačiū. Su kūrybos žmogum, ačiū.